Pietų metas, draugai. Nieko nėra Lempivė atvažiavau. Tušti vis dar tebekveitaun biškį paskubėjau. Lauk reiks pasikrauti medienas. Tam stogėliau, kur darysim kitą pusę jau. Nes bus nebe pusė stogo, bus ir kita pusė stogo. Tai žodžiu, luktėlų biškį, užsikraunu mediensum prie kabelis, kad galėtumėm startauti darbautis. Ir judu į objektok. Sveikučiai, sveikučiai. Užmiršau pasisveikinti. Nu va, mediena užkrauta, kaip aš sakau, padėtis kontroliuojama. Parsivežėm stalažus atgal, ten objektok susivežėm. Palikau man su Modestu pasistatyti stalažų ir pralaisvinti garažyveitas. Galėčiau parsivežti medieną nusikrauti, nes ryt po ryt rodo visokį šlapdribas, tai neaišku, kaip čia bus su darbas. A mes čia važiausim, o nevažiausim. Tai bet jau sakau, reikia iš karto parsivežti visus materialus į veitą, mažą kojuk, pasivalyti veitelį, pasiruošti, kad susidėti tvarkinga, kad nesušlapinti tos sausos medienos, o paskiau aptrauks anon su to šlapdriba, da nedaugiai pašals. Na, galėsim tada džiaugtis, grondyti, kai makaron, tai kad jep nebūtum, pasiliksim viskom sausą pasidėjai. Žau, Modest, kapaulį, iš karto, grobti, užmėti, nešti vidų, tik tas, šai, trapik savęs priekabą. Modest, aš tau, blėd, kalėdom padovanos naujus triukinės. Tavarfin man kažkap asocijuonas su negeras darbuotojas. Saktuoj, laukiau. Šiap kelinis darbins irgi turiu, koronuosi. Su pimpalinėm, mums vis teik var, nors tur darbinis, geras kelins nupirkau. Ne šio Naikusuns, Forsas. Da, turėjom vis pakėl. Sakau, kaip aš galėčiau prikipti, sakau, jums sako, ek filmauk. Biker in the garage. 4 jota įmorodas. O tam pakė nebus? Ne, tam pakė nėra jota. Važiuosiam, užsisakysim. Pas Ramūną į stogų mozaiką dar pakalėjimą, jotų, parsivešiam plėvelės, tarpinį parsivešiam po makaronais ir tiek žinių. Sneigs atitirpa, išlinda visi bardakelė, kas buvo apsniegi. Bus progų susitvarkyti, tik nežinau ar mums ar ne mums. Nu, beiškai apsirinksim tus gabals, kur buvo užsniegi. Štai va tos gabals, kažkur uberoidė gabalėlis. O, Mr. Stalaževič, stalažiuką pastatyti, labai puiku, labai puiku. Koks apkerpiai šiferis. To pusė tai čia tragiškas. Ano pusė da buvo beiš geresnis šiferis, šitai baisesnis yra. Žodžiu, keisiam čia, čia, čia į čia. Ir tiek žinių. Vyksta apsipūtimo darbai. Jau galvojau, šiandien bus žiaurė baisų orsnų, bet tepi roda. Čia liktai šveisė tepi, ištintos pois, mėlynaun. Roda vis dain, kad jie šlapdribos. O čia turėjom problematiškai veit, kol nėra užbaigta plėvelė. Žmonėms sak pralaš pro kamen beškį, ją pačitrobą. Tai reik būtina šiandien susitvarkyti tom plotves, kad užsandarinti kamen normaliau, užpleistrauti, užteipauti anon, kad nieks niekur nebepralašėtų. Čia tai viskas gera, plėvelis to užversti, nužversti, o čia šitą pro kamen, pakš, sak, bėga vandenukas truputį. Tai žodžiu, ruošamės, nusimėm šiferį. Pažiūrėkit, nevein sveik lap. On teik ir subėris vis. Ne, nėra. Čia yra grynas šiukšlis, neįmanom nuimt sveik lapį. Viskas čia peršlapi, sutrėši visišką, tai sukreidžiu kutus pūvinius, visus čia nusipjausiu teisę, atsiardžiau pakalėmą, irgi čia kažkur laidos tą pakalėm lent, visą išmirkus, kiaura šlapi. Tai žodžiu, situacija ne kažkokį, atsimušau po veiną plytą, kad galėčiau prasilginti biškį ton gegnį, soksiu prišuoną, biškį prasilginsiam, nežinau, čia daug negal ilginti irgi, man. Daug negal ilginti, nes už longą paskiau užlys. Bent jau, sakėm, čiut, dar, kaip sakė, išnešėm, kad, nebėgtų teisę vandau, čia štas. Padarysim biškį didesnį pakalėm teik į šonus, teik į tompos, kaip sakė, teik į tompos, teik į priekį. Po biškį išnešėm, plyts išdaužytas, suksėm prailginimų žodžių, ant viršaus čia
5 ant 5 pasiguldys, čia kur gegnis tau. Į tarpą dar veina 5 ant 5. Čia vėl bus 5 ant 5, pasiguldom, prisisukam, persišaudom visas lentas iš naujo, persitvirtinam ir galės traukti plėvelį. O ką veik makytelį poikė. Liuks daik. Hoplia. Stogelis nučistytas, kaip sakiau, kraštą nupjauti. Prisukom makaronus, dar papildomą peršuvėm po vienutį gegin, su ilgesnės varštą sukam. Į tarpų gegin su trumpesnės varštą sukam. O aš jau bandau prisielginti geginšą dėl 2 varštus, iškvinių, o lentelį laikos nenulauši. Tai dabar lieka da čia tuo veitu šitą pasistorinti. Po makaronas, tus jau 4 susidėjo, dar pasidėd po makaroniukas, išsistorinu ir bus kažkas tokio. Taip judam, kol anaud nusilesu plėvelį, aš beveik kaktenį pasiruošuvęs. Nu, koks vaizdėlis, ja. Vešk pajudėjimai prieki. Aš taip įsakiau, kol aš susitvarkysiu ton kaktenį lentą, anaudų praktiškai užsitrauks visur plėvelį. Tai dabar laikinus grebės susidėjai, kad galėtum apsiklėjauti kamin. Kamino plėvelį beškį užkelsiam aukščiau ir tada gerą apibintausiam su puicupe nusiliaus gruntų, nes yra kamins vis toks apkerpėjais, kad geriau prikiptom. Užgruntuosime, užkelsime plėvelį aukščiau, kad būtų ramu, kad nebepralašėtų daugiau nilašiukse vėdų. Va toks sistemėlį pas mus. Čia mano koktą primontaut. Varštukai, vinukai. Čia tik varštukai, nes čia laba iš to patį atsipjovė aukštas, kaip iš kaktenis lentos prišuona gegnis prisukau. Makarons, čia dėsės paloti tą vadinamui. On tos veids, čia irgi tie pat. Ir kas svarbiausia, kad pasiems makaron tefo pridėjus. Nu va, kaktos kams, sakykime, yra taštava kams ir lygia lyg su mūsų ta jau padaryta, kaip čia pasakykime, imitacinį geginį. Ir pren gražiausia kampėlis, nes negalbūt ten užkelt tą kaktą tepi virš. Ant turbūt lygia va tep šitą kampukas padarytas. Aišku, čia estetikas nėra prie tokių darbų. Bet įkapyti, irgi sukau su varštukas, peršuviau su vinim. Čia prasistorinau, o tep, 5 prasikišau, tai kiek man rek, į tarpą 2 makaroną, pagal storį, tos lintos tiksliau 2,5 iš apačios. 5 ant 10 įkišts ten į gylį visur. Ne visur, o tik į gylį, kaip sak. Ir va, nupjautų viskas kampuku. Nu, pats gals kaktenis tam beiškų užsilenks, bet anie vis lai būn tokiai pasiraiti, pakol nesusiformaun pakalimą. Čia irgi toks matos gals užsinešti ir įtom posi lauką, bet čia nieko baisaus, kaip aš sakau, dėl to. Svarbiausia mūsų kaktelį šitą tor, va, borbulą stov. Aki, to, ko mums įrek. Tepštas irgi čia pridėjus. Nu čia aš neskaitau, kad čia ir nelygia, tarkim, čia ir lygia prisiglaudi, čia visur lygiai prisiglaudi. Nu čia yra tarpuks. Nu 2 mm, daug dievi, jeigu bus, net plasmasiok jaučiu rodo, čia neužkiščiau viton veit. Tai va visur tai tokiai lygumą štas įren. Čia vėl va lygia, čia tep, čia biški pasitrauk, bet... Sakau, va, čia jau prigegnis vėl stovų įdelę lygiai priglodį, o tarpų gegnė ir tas toks mini tarpuks. Tokį smulkmenas nesiskaito, va. Ir jeigu tepį padaryt, vadins yra viskas čia gerai. Ko nepaminėjau, tai kad jeigu nori pradėti stogą daryti, kaip sakant, mums būtum teisę, nes daug kas klaus, kaip jūs to nestrižainį pasigaunat. Tai iš vis laik matau nuseinas kaktą, kad būtum vienodai metstum tiek vienu pusė, tiek kito pusė. Ir tuomet jau pirmą grebiestą prisidedi, un stau tau lygia pagal seiną ir nusikrypeliauti kažkur skersa ar skipa, nu neįmanom čia ir. Svarbiausia stau kaktelį gulščiukį ir tada, kaip sak, vienodas atstumas nuseins. Neskaitum tų atvejų, aiškės, kad bunkėts į ken seina, teisė, kažkur žiūri pats gal step, užsisuk seins ar į lauką išėn. Jau tada, kaip sak, prasidėt burtą
ir banda tik tas primesti ir atspėti, kiek tenas rekat įtraukti, nes, nu, tie labai sunkiai sužaistum tokių namų. Bet šiaip dažniausiai gaunas vis tai labai viskas gera. Yra, kaip sako, atidė ir ta vizualizacinė mūsų akis ir mes jau matom, kiek rekat įtraukinėti. Momantys kabintaun. Veistrų lėlimus atpleistro sudėsi. I da paskiau rinki rek neužmiršti apsokti. Ką? Nu, vien žodžiu. Padaryk žmogišką, kaptin sako, ne? Va. Delta pleistreiki, penusiliaus grunts. Eni tras plevel. Pas mus vėl solid. Taiveka. Ir po makaroniukais visur matom suklijauti tarpinikę. Modės darbėlis įklėjau tarpinikis. O, užsidengi, to nužašvo, Ezekio, neapsimat šiandien. Точно, garbembliams. Nu, ko aš sakiau, kakteinis tauk apstrilutė tiesiai, apart to pusė to galą, ir ten antram gal to galą ir tas jį pasilenks ten į gatvis postin, tas jį biš pasisoks į keimą posi. Tai paskiau susitvarkys su pakalimas ir bus ledų ledai. Opa. Vsio, paskutinį plėvelį ir ta dalis jau bus nuo šlapdribos saugi visiškai. Я филмую. Filmu. Čia, kaip aš sakau, ir šventoji trejybė. Delta pleistreiki, penusiliaus grunts ir taivekau dvipusį lipnomą pleistrą gerband. Bet tų daiktų niekor. Ir aš jums jau amžinsiu, jūs mumis, mes jumis. Va. Kaip sakys, Mantė mumis filmaun. Mantė, tu mata, uragans atėjo. Pasidėk numeš to pleistras, kad nešlapintų. Opa. Pusto. Nu, davai. Opa, tur. Šitas. Opa, pirmi grebistuko jau vieni tras. Nu, kovo pirmi lotą. Turėjom į paskutinis jau vis lotas. Va, vis tą gėlsų lotavom su modestitu. Žingsniukas 35. Pagal šablonėlį. Va, turėjom pasidaryti iki šablonėlį. Kaip čia parodyti, va, tai ką parkliok užsikaben, pakšt. Ir važiauni viršų. Labai gera, gavos iki pat viršaus. Jėgelė. Taip, drauga, prieš pradedunt lotauti į stogą, tai vis laiką ar grebestauti, kaip čia pavadins, nežinau, literatūrišką grebestauti. Mes sakom lotauti. Kaip pirmą lotą vis laiką užsidedam, kad būtų lygus. Apa, jisai turi būti, va, čia sutapti sukaktinį lentą. Končia rod burbals pridėjus, va, roda akį. Kakta, grebiesta kams, lygų burbulas. Tai pasistata vieno pusė į burbul, kitam gali burbul, tada užsitrauki šniūrą, išsilygink, kad nebūtum susibangavęs tep ir tau pačiu įpų trauki dar vieną šniūrą čia per viršų ir iš karto susireguliuoni, kad nebūtų tep, irgi išsilygini. Ir tik tas tada jau matuojasi antrą grebėstą. Kodėl tep? Nes jeigu daugiau tu lygini, sakykiam, tau čia rektum pakeisti kokius, 8 mm, 9 ar 10 mm, tai automatiškai kapkelas grebėstas lota kamps, uns išvažiauni lauką ir nebestau lygia gulščiukį su mūsų ta kaktinį lentą. To pasieko automatiškai ir visi kiti grebėstą pradėd visi važiauti lauką arba
kito pusė, sakykime, stau lygia, tapos išsisuki lauką ir tavo automatiškai vis toks jau gaunas pasisokį step. Tai reikia įsitikinti, kad išlyginus ton grebėst, on stau vis tiek gulšiukį su kaktinį lent, kad nebūtų paskiau danga, kad išsikel išlent toliau negu tau kaktinį planava, arba kad nenusisoktų viskas iš šono. Tikiuosi, aiškiai paaiškinau. Modesta, ar aiškiai? Aš nežinau, ką be galėškiau pasakyti. Žodžiu, turbūt lygia vis laik, kad įkeik be kelį senonį viršų lyginant, tas lots turbūt lygiai sukakta. Negalbūt neišvažiais į priekį, nenuvažiais per toliai. Ko paseko, gali gauti kreivą stogą, jeigu tie bus. O dabar viskas tau pas mus flash ir jėgel. Va. Nu, ten į galą pat nežiūram, aišku, tai vėl ir išlynsant į lauką ir biškėlis susirukuliuons ten tep. Toks gaunas. Analogiškai to pusė galbūt. Tai, bet čia tas nieko nedara. Paskiau, kad nusipjausinėjam galus, aš vis tiek skaičiau nustatį kampą. Tik tas iki tos veitas, ten, kur įtvirta monogrebiestą ar lotą, kaip čia vadins, pritvirtinti. Kad nebūtum kažkur čia ar čia, nes tas galsuns va jud, kaip sakė, šonus. Ir čia tuos statį kampą tiksliai negaus. Tai aš matau nus iki tos veitas, kaip sak, nu čia dedu, sakykime, 3 metrus, į viršų 4 metrus ir strižavimą turgautis 5 metrą. Atsimušu čia veina lėniai su atmušėjų ir nu tos lėniais jau aš atsikelnuoju, teik į šonus, kiek aš noriu, kiek man turės būti pakalima, ar teik iki šiam pakalims padaryti. Taip toliau, žodžiu, tuokį visą tą seką į. O dabar kon. Sugrebistavom, sulotavom, įsitompom šniūrą štas tu jau. Tu jau užkabin Modestą šniurioką galėt varyti ir esam išsilyginti vis stogą. Varštukai susukti. Pakšt. Ai, ko nepaminėjau, ką pirmą lotą dar prieš pradedant lyginti, aš vis laiką pasistatau kaktenį, kad būtum gulščiuki, va tą priekin talent šitas, kad būtum gulščiuki ir tada vienam gal pasimatau, kad būt vienoda nukaktuos iki tos breunos ir antram gal. Jeigu re kažkur trūkst kokį centimetrą, pusantro centimetrą ir 5 mm, vis laik pasidarau abiejais pusės vienoda nukaktenis, kad netrodytum paskiau kreivą kažkokį klitaus sistemą ar kreivs laštakis ir taip toliau. Tai pradžia, kaip sako, užsidėję lot, pasižiūrėję, čia pasimatava galus, ko rek iškart pasikišap, pasistumė į gulščiokanon, tempi šniūrą čia ir vara tada sekundis lėnys. Es kažkad jau rodys per kažkokį video, kaip tom pirmą grebiestą mes išsilyginam. Tai kas netingit, galit paieškoti, murods net video pavadinims buvo parašyts, rodau paskutinį kartą, bet čia buvo ne paskutinis pasirodė, davin kart parodys. Buvo kaip švaria manis pačystė vis teritorijai, apgriebi dar net, bus kaip nieka nebuvo praktiška. Vedlipam su Modestai virš lygintis. Opa. Judam. Vakarėja, stoks išlygins, viskas jau padaryta, galiam leisti ramiai namo.